Sveiki visi. Kągi, 5. dalis apie lėktuvo remontą. Ir noriu parodyti, kaip įsiplovė visas vidus nosies vadinamas. Ačiū žmonai. Plovė šveitė žmona. Taigi toliau derinam grindeles. Truputėlį čia reikia, matosi, kampuką nuimti. Žodžiu, apsišveisim visas. Priderinam pagal formą. Ir mes jas impregnuosim su medienos impregnantu, tam, kad netrauktų drėgmės, pelėsio. Ir, žodžiu, padengsim, nudažysim, paruošim vieną pusę klijavimui. Žodžiu, abi pusės nudažysim, bet viena pusė bus dažyta dugne, o kita pusė, kaip žinot, klijuosis kiliminė danga. Įsiplovė tikrai gerai, išplovėm su H7 priemonė. Na, čia ne reklama, bet tikrai geras dalykas, išplauna viską. Kągi, dirbam toliau ir viskas eigoj. Kągi, nusišvietėm grindeles ir dabar su tokiu impregnantu plus su dažais bus spalva iš karto. Ir mes nutepsim abi dvi pusės grindelį. Impregnuosim ir paruošim. Na, štai kaip nuotraukai matėt, grindelės nudažytas iš abiejų pusių, nudžiuvė jau, žodžiu, parnešiau iš lauko ant saulės nelaikyti, tam, kad neišsikraipytų, nes plis džiūna dažai ir gauna karščio saulės, tai gali iškart išsiraityti. Parsinešim, žodžiu, čia mano pirtis. Ir čia aš viską dabar laikau nudažęs. Kaip matot, prietaisų lenta, panelė, čia dar keletą detalių. Tokia pirtelė, žodžiu, bus kažkada, bet dabar laikinai gerai visai susidėti daiktus. Čia senas grindelis, dar nemetėm lauk. Gal kažkur panaudosim. Tai va, žodžiu, viskas, grindelės nudažytos, paruoštos. Kilimo klijavimai, laukiam kiliminės dangos. Na štai po darbų įsinešim lėktuvo nosį, susiriebalinom ir dabar dažysim. Bus daug ryškesnė raudona spalva, kaip minėjau, ir po to klijuosim naujus lipdukus. Bus du ant šonų, vienas ant priekio ir dar du papildomi lipdukai. Ir po to viską nulakuosim. Kągi, dirbam toliau. Na štai, nudažėm. Laukiam, kol nudžius. Turi pasidaryti matinis. Ir tada klijuosim lipdukus ir lakuosim. Kamera truputėlį pakeičia spalvą. Ir fotoaparatą atrodo čiučiut tokia raudonai fioletinė kažkokia, bet šiaip tai ryški raudona spalva. Kągi, klijuosim lipdukus, parodysiu toliau. Na kągi, parėjo laukta kiliminė danga ir užklijavom ant grindelių. Atrodo super. Tamsiai pilka spalva, ne visai juoda. Žodžiu, kiliminė danga yra
dabar buvau pameluoti ar 2 ar 3 mm storio. Iš karto turi klijus. Čia toks varulonas yra. Nusiplėšė popierius ir, žodžiu, kvadratiniam metre sveria 400 gramų. Plotis metras. Čia aš pirkau 2 kvadratus, tai, žodžiu, plotis metras, ilgis 2 metrai. Tai matosi, va, tokios juostelės pritrūko, na, bet čia priekį, po pedalais, jau čia ta vieta praktiškai nesimato ten po kojom. Iš kitos pusės užlankstėm, užklijavom ir dar prišaudėm su kabėm papildomai. Bet atrodo tai super. Kaip prabangaus lėktuvo grindelės. Kągi, dėsim į lėktuvą. Prietaisų lenta irgi pabaigta. Sulaukiam kroviklio, 4 jungtis. Žodžiu, viskas sudėta į savo vietas. Čia bus mini navigacija. Ką mes parodysim. Žodžiu, rodo lietuvišką žemėlapį, aerouostus visus, draudžiamas zonas, kur skristi negalima. Žodžiu, bus mini navigacija. Priklijuot ant lipuškių, norit nuimat, norit uždedat. Viskas. Irgi keliaus į lėktuvą jau viskas. Na ką, na paskutinio video, kur dažiau nosį, praėjo keletas gerų dienų, nebuvo kada prieiti prie darbų, tai šiandien iš po darbų į vakarą priėjom truputėlį prie lėktuvo, biškį apsivalėm, kaip matot, stiklas skirtumas tikrai yra. Stiklas išsivalė, visas blizga, durelių dar nevalėm. Na, iš arčiau matosi kokios čia ir kaip čia. Žodžiu, visus vamzdžius apsivalėm, nuvalėm visokius klijus, čia kur buvo, bakus apiplovėm, kiek įmanoma. Žodžiu, viską išvalėm, išplovėm ir padėjo beje žmona valyti. Tai šiandien truputėlį mes išleidom ją pasigražinti ir patys eisim toliau gražinti lėktuvą, kaip aš sakau. Tai prasidės rinkimo darbai. Dėsim grindeles į vietą. Žodžiu, dėsim valdymą visą atgal, jungsim trosus, dėsim vairalasdes ir surinkinėsim. Žodžiu, nosis yra nudažyta, rytoj pareis pagaminti lipdukai, tai rytoj užklijuosim ant priekinės noselės lipdukus naujus ir užlakuosim. Tada jau galėsim uždėti nosį, dėti skidelį, panelę tą, žodžiu. O dabar surinkinėsim grindeles, visą valdymą, visus pedalus, vairalasdę, nes viskas labai patogu, kol nėra užmautos nosis. Sėdynės bus galima dėti. Ir liks
Čia durelės, kaip sakiau, padaryti kietas. Ir bus kaip ir viskas. Na, rodom toliau. Kaip sakiau, kiekvienas darbas parodysiu. Surinksim viską čia. Visą vidų, visą priekį, kaip sakant, perdarysim durelės. Na, čia durelėm daug nereikia, čia reikia tik išsiimti jas į šitus tarpus. Įdėti palenktus vamzdelius, padaryti, kad jos būtų kietos. Ir ten viršutinį stiklą, kur tvirtinasi, padaryti ilgesnį ir durelės biškį sutrumpinti kažkur ant tiek. Žodžiu, kad leistų daugiau atsidaryti. Darinėsis nuo tos vietos kažkur. Nes jeigu padaryti kietas durelės ir palikti, kaip dabar darinėjasi, žodžiu, neleidžia sparno pačia. Reikia, kad atsidarinėtų žemiau. O čia įlipimui tikrai netrukdys. Mačiau YouTube'ai. Žmogus yra pasidaręs kietas durelės, tai irgi, žodžiu, atsidarimas truputį žemiau, įdėtas amortizatoriukas ir kietos gražios durelės. Nereikia čia tų, kaip sakant, lankstimų, tų atraminių visokių norint, kad laikytųsi. Tai dabar mes gal netgi jas ir išimsim, bus patogiau dirbti ir, žodžiu, surinkinėjim. Po darbų, kiek spėjom prieiti, tiek padarom, nes dirbu, kaip sakant, savo darbus dažymo iki 5 nuo ryto, 9-8, o po to jau mano laikas, nes buvo čia vienas komentatorius, kaip sakant, ir klientas, galima sakyti. Jie pagalvoja, kad aš tos video keldamas sėdžiu tik tais prie savo darbų, o nedirbu, kaip sakant, prie dažymų. Tai vat, hebrytė, aš prie dažymų dirbu nuo 8, nuo 9 iki 5, kartais iki 6. O nuo 6 jau čia yra, kaip sakant, mano asmeninis reikalas. Aš ką noriu, tą veikiu. Ir šitie video yra ne per vieną dieną padaryti, čia yra per savaitę surinkti, sakykime, vieną dalis per savaitę, gal net ir daugiau, kaip sakant, vakarais, ką prieinu padirbti, padaryti video. Negalvokit, kad aš sėdžiu tik tais prie savo reikalų, o prie dažymo darbų nedirbu. Dirbu normaliai nuo 8 iki 5, iki 6, kaip sakiau, o nuo 6 jau yra mano asmeninis gyvenimas, aš ką noriu, tą veikiu ir, kaip sakant, ką aš spėju padaryti per savo darbo valandas, tą spėju. Ilgiau tikrai nesėdėsiu ir neprivers manęs niekas, kaip sakant, čia yra mano darbo grafikas toks. Na, kągi, ne apie tai, neįsitemkim, žodžiu. Surinkinėjam ir rodysiu toliau. Na ką, hebrytė, su šito video ir baigsim šitą dalį, nes jau 8:30 vakaro, jau mėnulis matosi. Ką spėjom šiandien surinkti, tai sudėjom naujas grindeles, sudėjom valdymą, žodžiu, kaip sakiau, viskas patogu, nes dabar eina prieiti prie visų pajungimų, trosų, žodžiu, rolikų sudėjimų, kol nėra nosies uždėtos. Tai pedalai sudėti, vairalasdės sudėtos. Rytoj pajungsim eleronų trosus. Po to viską, čia stabdžių šarvai, trosai, žodžiu, sukabinsim, kur seniau buvo, viską į vietą, sudėliosim. Žodžiu, viskas vaikšto, viskas gražu. Čia matosi biškį faneros pakelimas. Reiškia, nieko viskas tvarkoja. Žodžiu, čia dar įsidėjo skersinis apačioje, visai buvau užmiršęs, kad toks yra. Tai čia dabar tos grindelės realiai buvo, dar galima čia skylės po sėdynėm išpjauti, dar palengvinti. Na, bet visai kas kita, matosi,
pilnas grindelės bus. Jau visai sutemo, sunkiai net matosi. Tai žodžiu, šitą dalį baigiam. Na, bet lėktuvas gražėja ir panašėja į tikrą lėktuvą. Gerai, chebrytė, viskas. Šita dalis 5 baigta. 6 dalį nufilmuosiu ir padarysiu, žodžiu, jau kai viską sudėsiu, sėdynės, nosį nudažysiu, va, parodysiu, kaip rytoj nosį nudažysiu, suklijuosiu lipdukus. Ir manau, savaitgalį bus pilnumoj surinktas, tai ir padarysim 6 video dalį. Visiems iki sekančio.